Gerą dieną visiems. O čia galite pasirašyti už kandidatą Eduardą Vaitkų. Nu va čia tikriausiai nieks neprieštaraujat, kad išsigimė teismai sužlugdyta valstybė. Teismai sufabrikuotose bylose nuteisinėjai žmonės be jokio nusikaltimą sodini kalėjimus, taip atėm žmonių laiką, pinigus ir grinai emocinį spaudimą daro, emocinį psichologinį spaudimą daro. Tai va, reikia, kad nušvistų tą teisingumo aušrą. Toks va tas autobusas, ne? Toks iš senai autobusas. Va. O galit mano tinklapį apsilankyti, pasižiūrėti. Reikėtų nebūti vergam, čia va biški rūdis, gal kas norit patvarkyti. Nes mes nesam Sorošo finansuojami, tai taip kaip galim, taip esam neabejingi. Tai va, garsinkim visus, kurie kovoja prieš sistemą ir padėkim suvienyti tautą. O čia žinot, kas yra? Čia va, žinot, kas yra? Čia yra šviesos prieš tamsą pergalės simbolis. Auseklis, aušrinė. Tai padarykim viską, kad tiesa ir šviesa laimėtų prieš tamsą, melą ir niekšybę. Todėl šiuo metu turim vienintelį Eduardą Vaitkų, kuris nebijo kalbėti tai, ką Algirdas Paleckis kalbėjo visą laiką, kuris jį ir dabar įkalins. Tai padėkim, pasirašydami už Eduardą Vaitkų ir išrinkdami jį prezidentu, padėsim ne tik savo, bet padėsim ir tiem be nusikaltimų įkalintiem žmonėm. Privalom tapti vieningą komandą, kad nugalėt sistemą. Tuo siekiu jau 20 su viršum metų. Kai kurie sako, kad aš plakos prie visų. O aš nesiplakau nei prie nieką. Į teisingumo aušrą mane pakvietė pats Algirdas Paleckis. O dabar Eduardą Vaitkus kovoja prieš sistemą. Taip pat mane pakvietė pats Eduardas Vaitkus. Taip pat buvau kviečiams praeitais rinkimams į Seimą Neringas Venckienės. Bet aš jau tada buvau kandidatų sąrašą Lietuvos liaudės partijas, kaip nepartinis kandidatas. Ir šiuo metu kol kas nesu partijai, nes galvoju, ne partija yra mano tikslas, ne partija, ne karalius. Mano tikslas yra teisinga, o teisingumo aušra, kad nušvistų. Kad Lietuva nebūtų tokių knygų, kad nereikėtų rašyti. Išsigimė, kad teismai vykdytų teisingumą, kad Lietuvoje galiotų konstitucija. Mano tikslas yra toks, ir jeigu jūsų tikslas yra toks, kad irgi Lietuva būtų teisinė, nepriklausoma valstybė su gerais santykiais, su kaimynais, ką deklaruoja ir Eduardas Vaitkus, Algirdas Paleckis su teisingumo aušra. Ir aš tą patį sakau, kad mūsų valstybė
turi būti nepriklausoma, gerai santykiai su kaimininėm šalim, aišku ir su Kinija, su kuria taip pat turėjo išminties Lietuvą užvaldžiusios padugnės sudirbti santykius. Tai va, visus kviečiu į bendrą kovą. Antaną Kandrotą komanda, Eduardą Vaitkaus komanda, Teisingumo aušros komanda, Neringas Venskienės komanda, Kazimieras Danutės Prunskienės komanda. Metas susivienyti, nes pergalė priklauso nuo to, kiek mūsų susivienis. Nes sistemą nugalėti galim, bet turim tapti vieningą, stipri komanda. Ačiū visiems.